Tai vat, šiaip netaip Lukas prisiruošė šitą brudą įdėti. Pažiūrėsim, ką iš čia gero pasakys, kaip čia jisai dedas ir panašiai. Reiks pasižiūrėti iš naujo instrukcijas, nes jau žodžiu. Senas dalykas guli šį lentynoj, niekaip neprisiruošiu. Nu, būtų, sakykime, 2 mašinos. Realiai vasarą galima buvo pasiorganizuoti. Bet žodžiu, lupsim iš pirmuko reduktorių ir bandysim sudėti. Per šiandien, manau, turėtumėm čia viską spėti pasidaryti ir tikiuosi, nes nenoriu aš čia pėsčias namo eit. Ir pagaliau, žodžiu, bus išaiškinti dalykai, kaip čia kas veikia, kas neveikia ir panašiai. Aišku, jeigu veikia, tai su laiku matysim, ar laikys tas dalykas, kaip jisai reaguos ten tas blokavimas, ar prastės ar ne. Dabar esmė yra sudėti. Bandysim pažiūrėti, dar yra viena tokia problemikė ir su to defu, kad iš jo toks klink kartais būna. Ir aš, bent jau ką sugalvojau tiesiog, tai kad šitas flanšas, kur sukasi kardanas ant jo, kadangi jis užsimauna į reduktorių per šlicus ir prisisuka ten iš galo varklė, tai manau, kad per to šlicus tiesiog kliba ir gaunasi tas klink. Dabar pabandysiu aš tiesiog kardaną tą taip staigiai pasisukiuot už varžto. Galbūt pavyks išklankint, bet čia vietos aš nedaug turiu, nežinau, ar tikrai pavyks, bet pažiūrim. Ir aišku, išardę bandysim tą pasižiūrėti dar, jeigu pavyks kažką čia išsiaiškinti. Nelabai čia taip gaunasi. Pabandyti kažkaip užkirst ratus. Pabandyti stipriai pasukti į vieną pusę ir į kitą pusę kardaną. O, girdit? Tas klink. O, girdėjot? Tada į kitą pusę. Ratai testuoju. Pakšt. Panašu, kad iš čia tikrai. Manau, atsisuksim paskui išeina reduktorių šitą varžtą pasižiūrėti. Ten, aišku, užveržimas kažkoks turi būti, kad guolis nebūtų perveržtas. Ir šiaip, jeigu perspėjant tų šlicų užmesim sriegių, kad jie tiesiog neklibėtų. Ir šitas takšėjimas yra gan dažnas dalykas. Gali būti, kad tikrai vienas kitas atsiras. Jis jau susidūrė ir užsiknisęs iš tų dalykų. Tikimės ir šitą pavyks sufiksinti kartu. Turim diffą ant stalo, varviną tepaliuką. Čia buvau supylęs motulių, neatsimenu, kurį 100 kem LSD tepalą, nors ir paprastas diffas, bet, žodžiu, tiesiog tą buvau supylęs, nes girdėjau, kad šitie diffai biškį turi problemų. Aišku, kadangi čia pas mane silpnas variklis, tai nėra gal, kad labai čia galiotų. Tuo labiau ir tas LSD komplektėlis irgi, nes ten jeigu ant dizelio ten kokio 3 litrio su maža turbo, ten kur nuo 2000 štuką newtonų, tai ten, žodžiu, tiesiog laužau, kas pasitaiko. Ardysim diffą ir žiūrėsim, kaip čia mums seksis. Pasižiūrėjau video montavimo to LSD, žodžiu, ir dar yra vienas video, kur rodo dažniausiai pasitaikančias klaidas montuojant. Tai daugam, kam lūžta, tai lūžta dėl tų klaidų, bent jau taip sako, teigia. Tai žiūrėsim ir stengsimės nepadarytų klaidų. Na ir šitą veržlytę atsukt, nežinau, ką čia reiškia +5 ir kas čia. Ne, čia gal originaliai, nežinau. Ir pažiūrėt, kas su tuo flanšu čia yra. Bet, praktiškai aš garantuoju, kad ten klibo jisai. Nebent viduje dar kažkas gali klibėti, aišku, aš su diffais nesu kažkoks specialistas, tiksliau nieko aš čia nesuprantu normaliai, principą žinau, bet nesu kažkoks perrinkinėtojas ir panašiai. O valraitį. Tai bandom jį gal taip pasidėti ir taip kažkaip jisai gal čia ir išbus, kad nevarvėtų tepalai ir mums gal net nereiks nieko daugiau ir daryti su juo čia kito. Pirmiausia, gal ausis reikia dar išsikrapštyti, nes čia gali tekti paversti, jeigu nesigaus čia man labai gražiai.
pravirtų. Bet išsikrapštė. Čia dabar net šitos nupuolį. Užpresuot atgal. Presuojasi nesunkiai, kaip matau. Šitas nupuolęs. Gerai, šitus reiks, kiek žinau, pamodint dar paskui, bet kol kas pasidedam į šoną. Va, kad čia viskas tepaliuota. Gerai, ką dabar darom? Reikia iškrapštyti riebuokšliukus. Komplekte čia va nauji. Pažiūrėt ar tokie. Panašus į tokius. Šitą ir nesąmonė. Wow. Čia reiks pavalyti biškį kantukus, nes kitaip susivarys riebuokšlis, nes čia parūdyja. Išsivalyti, kad gražiai slystų. Čia psi-klipsas. Pideras. Važiuojam į viršų. Gerai, dabar yra svarbu labai pasižymėti pusę klipso ir kuria pusė įdėtas, kad, taip sakant, išgauti tą patį išstatymą, nes čia išstatymas yra labai svarbus diferencialui. Pasižymėsim čia irgi, kad nesumaišyt, ką aš čia žymiuosi. Nes čia gaunasi ant kitų diffų, tai dedasi šaibos, kad sureguliuoti tą įvaržą ir išnešimus. O šit čia dedasi skirtingos storio C-klipsas. Čia va galim matyti jo storį. Jų visokiausių yra storių. Tai gal pusė ir nėra skirtumų, greičiausiai nėra skirtumų. Bet žodžiu, pasirašome D. Tada čia turėtų guolukas išsiimti. O, tu tik pažiūrėk. Jis imasi. Bet nelabai imasi už tai, kad ten yra tie rūdžių kantai. Panašu, kad mums juos reiks iškrapštyti anksčiau, negu aš planavau. Belekiek čia turiu rūdėję, žodžiu. Geriausias valymo būdas yra su plaktuku nudaužyti rūdis. Nu ir dabar galim biškį dar su peiliuku praeit, kad nebūtų užsilikę kokio kantuko. Čia faktas, kad reikės guolius jau plaut kruopščiai. Čia tiesiog tokie dalykai. Nu va, supranti, zebam. Dabar turėtų užsimt guoliukas. Pažiūrėkim. Taip. Jei. Vėlgi užsirašom, kuri pusė. Prieš imant tą riebuokšliuką apsidaužom tą rūdžių dalyką visą, kad mažiau ten trupint paskui į vidų. Gerai, išpurtom rūdelą, bandom iškrapštyti tą riebuokšliuką.
Let's do this. Pasižymim. Neatsimenu, kiek anas buvo, bet šitas yra 3,92. Kairė. Nu, guolukas. Ar iškris? Ar Jėzau, kas iškris, tai diffas. Nu, praeisi. Kas tau čia dar trukdo? Nu, ką tu meluoji, nu? Gal aš jį per apačią išimsiu. Motherfuckeris įsispraudė, blė. Kas per guoliai šiais laikais, aš nesuprantu. Šitie kilęs nedakyla. Kas? Pysdukas. O, šitą kaip ir beveik mes jau. Nu tai kažkaip tai šeik čia jau dabar jau čia. Kaip čia dabar atrodys prieš visus. Aiškiai, reikėjo pasukt, kad jisai pasisuktų, kad įsisprausfrų. Ir va šitaip. Gerai, ką mes dabar darom? Šitą guolį, manau, išsiimam per šitą pusę į vidų. Vis tiek išvalysim turbūt, nes čia reiks praplauti ir šičia, ir guolius, viską čia. Tai pasižymim guolį vėl. Eisim turbūt ardyti toliau diffą. Plausim vėliau. Kojo guolis. Kiba Japanas. Kojo guolis, tai rašom, kai dešinys irgi kojo. Kas galėjau pamanyti? Nu jau dabar taip išvaliau gerai. Ais guolis visom kryptim dabar. Čia svarbu, kad nenusivalytų mano raidės, tos, kur ką tik nusivalė. Rėžiam vėl ką raidę čia va tokia va. Viskas tepale aš nesuprantu. Čia reikia prieškai prasišluotų rūdis, nes nenoriu aš čia daugiau priliptų į mano diffą rūdžių visokių paletį. Va, kaip čia pas mane švaru gražu viskas, matote? Gerai, tai ką dabar ties, manyčiau, reikėtų šitą apversti. Atsuksim šitus varžtus. Oh my god. Kas tada bus? Kas atspės, tam nieko nebus. Atrodo, dar pasižymėsim dėl visą piktą, nors čia turbūt neturi esmės, bet vis tiek pasižymėsim. Čia šaibonai kažkokie yra. Tai yra ar nėra, tai man čia atrodo, kad yra šaibonai. Aišku, išsivaizdina. Oi, tas Lukas, tai Lukas baisiausias specialistas, jis čia supranti varžtų. Šaibą pamatė. Nu, dabar mačiau per tą video taip darė. Aha. Oh my god. Tu tik pažiūrėk. Būtų pora, jei būtų dvi. Nu dabar tai bus. Oho. Wow. Tai ko čia nieks nejuda, tai gal čia jau yra lasdai? Visgi nėra. Ai. O dabar tai mačiau tam video, kad čia kali, bet čia reiktų žiūrėti, kad čia nesupeisti. Tai gal čia reiktų kažką čia. Ai, tai man čia iškalt reikia. Čia dabar reiks sugalvot, jau čia reiks pagalvot gerai, pasukt galvelą. Sprendė Lukas ir nusprendė persikelti ant varstų. Tai biskį vasitaip va. Vilaikosi va, žiūrėk, matai? Tai va, čia šitas įdubimas, kur yra, čia tik tai jebač. Kažką tokio, va, šitas gal per kūdas. O, žiūrėkit, kokį radau. O, tai vaikelė, taigi eina kaip betutė. Žiūrėk, koks išlendo barunkinas. Tai čia mes turim vieną iš tų klipsų. Esmė, kad čia va griovelis, į kurį klipsas įsitvirtina ir neleidžia jam tam pirščiukui iš tam išlėkt. O tas klipsas randasi čia. Ten, žodžiu, kur kažkiek tai gal matosi skylutėje. Tai problema būna, kad tas klipsas greičiausiai būna nusislinkęs į šoną, vat kaip, pavyzdžiui, dabar, matot, jisai yra pakritęs žemyn. Ir kai mes čia bandom tą pirštą įkišt, kad ir šitą patį, tai tada jisai nusignyba. Ir viskas būna Ave Marija. Tai, kad taip nebūtų, reikia jį išcentruot, pakelt, vat, tiesiog, kad centre būtų. Ir tada tik tai bats.
Kokią mašiną sąmonę užsiminėjau, tai jūs neįsivaizduojat. Ir stop būdavo į kas antrą žiūrintis irgi tą patį dabar darys. Nu ką tu čia dabar jau nepaauklėsi. Ko tėvai neišmokė, tai jau viskas. Tai va turime mes tą visą komplektėlį čia. Gerai neišbarstyti visko čia. Varstau to labai gerą vietą pasidėti viską. Labai stabili tokia. Tai aišku. Frikciniai diskeliai su plokštelėm čia tom, supranti. Ir čia tie diskeliai turėtų daryti visą blokavimo efektą. Iški man labai patinka vienas dalykas. Pjovimo žymės, reiks gal jas nuimt. Tiesiog čia, nu va, čia tokie spygliukai mažiukai. Nu, šudukus nušlifavom. Tai šitie diskeliai gaunasi, kad trinsis į mūsų diferencialo spider gearus, turbūt tos vadinamus, žodžiu. Tai šiaip tai toks biškį komiškas veikimo principas, sakyčiau, iš pažiūros. Nes, nu, tipo, čia eina mūsų pusašiai, vienas ir kitas. Ir tie pusašiai, aišku, sujungti su šitais dantračiais. Kadangi čia yra, žodžiu, tos, jas jungiantys krumpliai, žodžiu, tie, tai gali jos viena pro kitą prasisukti, prasme. Jeigu šitą visą suki ir šitiem neleidi prasisukti tarpusavyje, tai tada varosi abu ratai. Bet jeigu vienam lengviau suktis, tai tada tiesiog čia tie gerai daro savo gerų dalykus. Dabar, aišku, pirštokai nėra, tai čia turbūt gali išlėkti viskas. Nu, žodžiu, aupentifas tiesiog čia yra. Tai ką darys šitas dalykas, teoriškai, šitos frikcinės plokštelės, jos trinsis į tas plokštumas. Šitą plokštumą ir tą plokštumą to dantračio. Kur čia tos plokštumos realiai labai nedaug yra. Nu, kad čia nėra rimta blokiruotė, tai čia net nėra ką net šnekėti. Absoliučiai čia nediskusinis klausimas. Bet ar kažkiek padeda blokuoti reduktorių, nu, ta prasme kažkiek tai taip. Bet ar tai reikšmingai, neįsivaizduoju. Tai va tą mes ir norim sužinot. Aišku, ten yra video, kur kaip įrodo, kad kažkiek veikia, paskui neveikia, ten paskui sulūžta, nesulūžta, ten ir taip toliau visokių istorijų yra. Žodžiu, mes tiesiog ištestuosim šitą dalyką savo automobilyje, kuris gali paskui man brangiai kainuoti, bet aš manau, čia blogiausiu atveju tiesiog nebus kažkokio skirtumo ir tiek. O geriausiu atveju kažkiek tai blokuos. Ir plus čia dar skaitosi, kad jinai progresyvi yra. Tai tas progresyvumas irgi čia toks klaustukinis biški, bet kaip tai turėtų veikti, nu gerai, čia diskelį gal reikia nuimti. Tai yra čia, žodžiu, mūsų tas pirščiukas naujas. Ir kaip matom, tas įdubimas, nu šitas, jisai nėra tinkamas šitam pirščiukui. Tai ką reiškia, tai kad jisai gali biški pasiristi į vieną šoną, į kitą šoną arba skersuotis. Tai jisai skersuodamasis, kadangi čia yra graži išpjova tokia, jisai skersuodamasis išplečia į šonus. Reiškia, kai jie du būna iš abiejų šonų užsidėję taip, tai kai pirštas skersuojasi, jisai juos plečia lauk. Tai reiškia, spaudžia frikcinius diskelius labiau į šitus krumplius. Tai reiškia, labiau blokuot turėtų. Nu, taip veikia ir normali blokiruotė, bet esmė, kad skaitos jinai ale progresyvi. Tai tik tai irgi, jeigu nuo 0% iki 1, tai jokio skirtumo, bet jeigu ten nuo 5 iki 10, tai jau kažkas tai vyksta. Žodžiu, irgi čia gal net ne procentai, o nitonais reiktų čia. Esmė, kad surinksim, paskui mes prasukiosim tos ratus su rankom, pasivažinėsim, tada vėl pasukiosim, vėl pasukiosim, žodžiu, matysim, bet toks čia vat yra principėlis. Ir dabar bandysim čia viską sumontuoti, sudėti. Ir nenumes čia dar nuo varstoto dalykų, nes čia man jį dabar reiks naudoti. Šitą klipsą galima jo nekeisti. Ir manau, mes jo nekeisim, nes jisai geras, jis senas geras. Tai čia jis tik atsarginis įdėtas, taip jie irgi taip sako, kad čia yra tiesiog atsarginis, jeigu suknisi, nes pakankamai dažnai suknisa žmonės tą klipsą. Čia dar įdomiai tie tokie rėžiukai padaryti, tipo kaip tepimui, bet kam jam teptis šitam pirštui, tai aš nesu tikras, kokia prasmė, kad jis tepasi. Čia dar, aišku, irgi vienas dalykas, kuris feilina būna dažnai, tai reikia sriegiklį būtinai privaryti ir, aišku, išsausinti prieš tai tą vietą, kai čia susirenka, nes čia pirmiau įsikiša kiaurai ir tada užsideda šitas atskirai. Nežinau tiksliai, žinau, už tai, kad turi čia būti siauriau, nes jeigu būtų vienodai čia platu, tada neišeitų progresyvaus to dalyko čia padaryti.
Aišku, minusai akivaizdus irgi, kad pirštai naujasis yra plonesnis, tai reiškia silpnesnė vieta. Plius silpna vieta yra šitas, jeigu jisai perdūštų per pusę irgi išlakstytų viskas ir susimaltų. Tai matysim, kaip ten bus. Bet, irgi, aišku, čia ne aš pirmas dedu ir ne paskutinis, tai nėra, kad taip jau iškart išlėktų. Irgi sakau, kad čia, jeigu būtų ten kažkoks projektas su Newtonais, tai tikrai šito nedėčiau. Per juokingas dalykas. Tada reikia kažko rimčiau, normaliau. Aišku, racing diffai šitie jie turi ir normaliau blokiruočių, kur nusipirkė visą šitą dalyką, kur rimta blokiruotė sudėta būna. Aš net biškį mastau į 2.8 gal įgrūs tokį dalyką. Matysim, nes 2.8 tai tikrai reikėtų LSD, ten biškį bus kilovačių. Dabar mūsų misija yra pradžiai susidėti spiroklites geltonas, sportiniais tokios. Šitaip susideda, suprantu. Biškį kietumo yra, kas yra logiška. Ir dabar ką, susispausim šitą reikalą. Šitaip reiks spaust, nes jeigu spausiu per vidurį, tai gali būti propt, brakšt. Ir viskas. Įspaudžiam šitaip. Gražiai tolygiai, prisispaudžiau į ranką šiek tiek, bet nieko tokio. Susuksim šitus iš galų dabar. Nėra prasmės čia labai stipriai veržti, nes vis tiek reiks išardyti, atsukti šitą dalyką, kai mes sudėsim į vietą viską. Alrighty, matey mo. Galim atsukti. Išgraužėtis mūsų sumuštinėliu. Dėsim į vietą diskelius ir dėsim į mūsų diferencialą. Bet prieš tai reikia čia viską labai gerai susitepti su tepaliuku, nes irgi sakau, kad labai itin svarbu, bet ir yra aišku svarbu. Motulės 7500 scan LSD tepaliukas, čia LSD, ne? Jo, limited slip, likutėlis labai tinkamas čia. Taip, kaip mes šitai dabar atliksime? Būt gerai ten sutept, būt gerai buvę prieš tai sutept. Naina, zaiza. Diskeliam dabar eilė. Diskeliai įdomu, čia iš tikrųjų, ar jie yra iš kažkokio specifinio metalo, ar jie dengti kažkuo specifiškai, ar jie tik tai čia sušiauštinis, nes tokie jie kaip švitrinis, kaip kokia 600 kokia švitrinis atrodo būtų toks jausmas. Tai įdomu irgi iš karto gal jie geriau kabina kažką, paskui jie gal nieko nekabina, čia toks žodžiu. Sketchy dalykas. Galim šitą grūstum užteką į diffą. Negrūsim, nes man reikia dar išvalyti, kur čia dabar pasidėti. Reikia išplauti mūsų diffą, nes ten pilna rūdžių visokių. Kaip čia dabar pasidėti, nes aš garantuoju, kad aš grįšiu ir abu jie bus įkritę į vidų. Žiūrėk, nieks neįkrito. Tik dabar dar neįkriskit dar biškį, palaukit. Turim švarų dalyką, kurį irgi dabar reikia suterlioti su tepaliais. Pasirenkam tą kraštą, kur žiedelis mūsų tas yra čia. Per jį mes stumsim pirščiuką. Čia aišku reikia išsicentruoti, kaip ir sakiau pirmai. Dar prieš tai dabar susiterlioti su tepaliuku, vėl šito nėra kur dėti. Bandom, žiūrim kaip čia bus čia dabar. Čia, eina sveikai bitutį. Aš nebuvau pasiruošęs tokiam lengvam darbui. Taip, ir dabar ką, atsuksim šitus varščiukus, kad jisai galėtų užsiskėsti. Aišku, reikia nusitaikyti, kad jis būtų centre, supranti tiksliai. Tada bus lengviau pirštą įkišti į kaltą. Pamat, kaip sunkiai sukasi. Man atrodo, jie įsitempia ir. Čmaktelėjau tik tais. Viskas, dabar jau viskas, žinokit. Nėra atgal kelių. Ir ką mes čia turim, kiek čia yra ne centre dalykai. Biškutį reikia pakalt. Eina kaip per sviesto, ką čia. Tai ką, jebadžinsim dabar tada pirščiuką tą. Pirščiukas, pirščiukėlis. Susivilgysim čia mes jį visai. Čia fitas tai visai taitinis toksai. Bandom mes tai padaryti. Kur tu čia pulsi? Dar reikia stumti. Kur čia kaliau ir virš. Tai kas čia dabar yra?
Taip, jisai lengvai jau ten lindo, slaidžio, jo tik tai linksmas. O dabar vėl jisai nenori simtis bobikas. Taip, gerai, manau, čia nieko geriau nebus. Susitepam čia viską tepam. Šiaip tai čia toks konusas yra normalus, tai net, čia, nežinau, labai sudėtinga, turėtų būti tą klipsiuką nukast. Nebent čia gali būti, kad yra upgrade'as padarytas. Anksčiau gal nebuvo, nežinau. Dabar kietai atsirėmė jaučiu. Jeigu į kitą pusę bandytumėm išstumt, tokiais nestipriais tepais, jisai irgi turėtų sustoti. Viskas gerai liktai čia. Jo. Viskas čia dabar yra gerai. Kaip pasakyti, ar klipsas nusignybo ar ne, nežinau, bet aš nelabai matau galimybės, kaip jis tai būtų galėjęs padaryti. Ar aš čia kažko nesuprantu, ar kas čia dabar darosi? Kažkokia labai sunki pradžia čia. Negi čia yra pagadinta kažkas, aš tai čia nepagadinau, liktai nieko. Senos lenda. Tai ko tu naujas dabar nelendi? Nu, pamatuojam su mikrometru, pažiūrim, gal čia kažkas biškį. Ką čia matuot? Jebačinom ir viskas į vietą, tai va biskytę paliaukau. Kažkaip standžiai eina. Bet eina. Kol jausim, kad atsirems. Jaučiasi, kad atsirėmė. Tai reiškia, okei. Galim pažiūrėti dabar iš šitos pusės, nes per C-klipsą jisai kažkiek turi vos to judėjimo. Jo, viskas gerai. Per stipriai netepinam, aišku, kad nesugadintumėm tos C-klipso. Ir dabar čia reikia tą kontrinimo varščiuką įsukti. Dėl šito varščiuko velnio aš galvoju, nes čia esmė, kad turi būti labai gera tolerancija šitos kolbelės, kuri dabar susimovė su to pirštu mūsų nauju. Tai ten aš prieš tai žiūrėjau, judinau. Tai jaučiasi vos mikro toksai klibėjimas. Tai reiškia, kad visą laiką jisai ir vyks tas klibėjimas. Ir čia, kai įsuksim varžtą, tai varžtas su to kolbelė reiškia susivienyje ten. Ir tą varžtą pastoviai šiek tiek judins. Jisai gali pavargti ir brakštelti ir nukrist galbūt jie. Ir tada, aišku, nukrist ir šitas ir taip toliau. Tai not good. Štai aš galvoju, ar jį veršt tą varžtą ten kokią, nežinau, iki 10 minutų, ar jį tik tai taip savo biškį tik tai. Kur tie uodai čia dabar rūpų mat? Vidury žiemos. Sega dar čia. Kam buvo įsegę žiemą uodas? Nu, bet kokiu atveju dabar išsiplaunam sriegį labai gerai su breiklineriu, išsipučiam orų, išsidžiovinam ten. Tada čia įpurkšim sriegio klijų būtent į tą skylutę, kad normaliai supranti klijų gautų varžtas. Ir įsuksim, jaučiu ten tiesiog iš riešiuko, taip ir suksim. Be jokio persistengimo ir viskas. Nes esmė, kad sriegio klijai turi laikyti, nors aš jo ir visiškai neverščiau, vis tiek sriegio klijai turi laikyti ir niekad čia pats neatsisukt. Tai tik klausimas, ar taip yra dar geriau, ar geriau biškį priveršti. Nes, kaip sakiau, jeigu judėjimas yra, tą varžtą gali pavargt ir nulūžti. Tada tai faktas, kad nieko gero nebus. Ir šiaip man dabar žiūrint, galėjau jie padaryti ne konusą. Jeigu būtų ne konusą padarę, tai tada būtų slidinėjęs tiesiog jisai per tą varžtą. Ir viskas, tas prasme kalbėjimas. O dabar gaunasi, kad tas varžtas laiko visą jėgą. Ir irgi jokio paminėjimo, kiek veršt pas juos instrukcijose nėra. Nu, puikiai. Kaip ir baigtas produktas, turbūt kišimės jį atgal į visas vietas. Nu, pirmas bandymas, kiek mes turim blokavimų. Ar atlaikys lukų ranką. Nepasuku įsivaizduot. Nu, jau žiūrėk, mane tai sustabdytų. Jau jeigu aš būčiau diffas, tai būčiau LSD.
Bet aišku, ten dabar, kaip sakiau, tie paviršiai yra tokie kaip švidrinis. Tai natūralu, kad ir dabar, manau, žymiai daugiau kabina, negu kad tiesiog po 5 minučių pasivažinėjimo. Metal Gear Solid. Nu, ne taip. Kažin dabar čia liko ant šito mano pasižymėjimas. Žymėjau, plovau. O, žiūrėk, nusiplovė. Nu gerai, čia geras, šitas tai geras bairis. Tai dabar, taip, šitas senas. Tai tuos varžtus dabar dar reikėtų turbūt biškutį nupliauti, nes reikės slėgio klylių. Kur aš varžtus pasidėjau, nematai? Iš kur dabar žinau, kiek čia veržt reikia? Kur nieko nerašo, netų jokių, aš nesuprantu, kažkokie kaimiečiai visi. Čia irgi, manau, logiška į vidų įvaryti. Ojei, nu. Tai džiukas, taigi. Ar aš varstau tą suku ar varžtą? Pyderas kurmis skrenda. Eisim plaut difo dėžę tą visą keisą. Čia per garsas. Žodžiu, ir dėsim atgal čia viską. Na, važiuojam toliau. Guoliukus išsiploviau. Taip, čia dešinys. Dešinys į dešinį. Pažiūrim, čia lenda viskas ir nelenda viskas. Gerai, nusigremžiam hermetiką ir tada dėsim viską atgal. Nesu pirštais. Tai ką, galim bandyti dėlioti. Paimam šitą briedą. Kišam čia kažkaip taip. Palauk, ne, ką aš čia nusišnekau, Jezu. Šitaip kišti reikia tą briedą. Man atrodo. Šitaip ir dar šitaip, va. Šitaip laikai, tada duodi gazo. Neklausykit, ką čia nusišnekas. Čia bandysim kišti guolį, manau. Jezu, bus matos raidės. Oi, tas Lukas banditas. Gerai. Tai čia kairys. Dedam į kairį. Čiukšt. Kol kas nieko aš ten netepu. Sutepsim, kai bus įdėta. Taip, dabar būtų gerai C-klipsą įdėtai. Ir tada būtų ramu jau su ta pusė. Manau, kad galim versti ant šono, nes neturėtų niekur dengti, nes aš įdėjau šitą, kur remiasi anapusį į tą žodžių dalyką ir neturėtų jisai iškrist. Jeigu dėčiau iš šitos pusės, tada jisai iškristų atgal. Tai žodžiu smart. Dabar pasiimi. Nuverti šitaip balvoną. Kairį C-klipsą. Iš tikrųjų, dabar net galvoju, čia yra skirtumas per tą tarpuką, čia taip tiesiu aš tą ties tuo tarpu ar ne. Žodžiu, nežinau. Tuo labiau nežinau, nes nesupratot apie ką aš šneku. O, aš ir nesakysiu, apie ką aš šnekėjau. Nes čia yra profesinė paslaptis. C-klipsas indėta. Kas čia dvaliams? Pasiskersavęs, turbūt už tai, kad pasiskersavęs diffas. Jo. Padarom C-klipsą ties tuo tarpuku. Neįsivaizduoju, ar čia reikia ar ne. O čia va yra tarpukas. Tai ties tuo tarpuku ir padarėm. Neatsimenu, kai buvo tiksliai. Jūs galite atsisukti video, aš negaliu atsisukti. Aš galiu atsisukti irgi video. Bet aš neatsisuksiu tiesiog video iš principų. Dabar galima būtų imti ir dolyti tepaliuko biskutį. Gal taip ir padarysim. Biskutį, čia nedaug reikia čia. Paskui, žinai, ten bėgs, ten viskas. Iš tikrųjų, gal ir bokštį reiktų jį abačinti iš karto. Ne, gal sudedam pirmiau guolius, čia paskui abačinsiu, pasiskersuos guolį, sugadins ir tada visi kiti dalykai. Lukas verkia, susigūžęs. Jeigu nubėga ten tie porą lašiukų, jau porą lašiukų, tai niekam nepakenkė dar. Dedam dešininį. Bando įeiti į vietą savo. Niekas nežino, nesupranta, kas čia vyksta. Aš irgi. Nes jis tiesiog neina į vietą. Gali tiesiog įkrist, nes aš žinau, kad čia tu tiesiog nori dėmesio. O. Taip, tada čia paklibinam biskį, turėtų įkristi giliau. Kodėl jūs nekrenta giliau? Kas tu myr? Gerai, užprisim tepaliuko, matau, kad čia labai jau nori.
Bandau mes jį imprūdyti, nes matau, pats neinsiprūdys. Nu, manau viskas. Galim šauti C-klipsiuką. Ir čia bus visas baisiausias diffų perrinkimas baigtas. Čia, aišku, toks ir perrinkimas, kai net neišstatai šviežiai naujai tų visų padėčių, o čia tiesiog pasitiki taip, kaip buvo. Na, aišku, kai neužė niekas, tiesiog reiškia, kad viskas gerai su diffu buvo, tai gal ir nereikia čia nieko perstatinėti. Esmė tame, kad viskas čia gerai, neštaruoju. Padaryk C-klipsišką dalyką. Nu, žinai, nelabai tu čia nori taip daryti. Aš norėčiau tave persuk, žinok. Nu, persisuk. Nu, dabar jau šoku. Nu, kažkas vyksta. Sukasi, bet C-klipsas neįsiklipino. Čia goliukai baziniai sutepimą gavo, paskui gaus daugiau. Nieks čia neatsitiks tikrai. Nu, kiek aš suprantu, juos reikia kauti iki galo. Nes čia pagal tą įpuvimą irgi panašiai atrodo. Čia dabar. Nu ką, manyčiau taip. Galime dėti kaušą šitą atgal, dangtelį. Tuo pačiu tepalą supilsi, manau. Ai, pagalvojau, nepilsiu dabar tepalo. Vis tiek reikia na galą dar išsiardyti, nežinau kaip ten kas. Ui, bolio, nugramdžiau kaip gerai. Jaučiu paprasčiausia bus prisukti į tą pačią vietą. Tiesiog pasižymėti ant veržlytės ir ant flanšo, kurioje vietoje veržlė buvo. Prisuksim tiek pat, nelabai net į niutonus reiks žiūrėti. Nes čia vis tiek nesitempia šitas varžtas. O čia priveržimas į varžą nusako, tai geriau neprichaltūryti. Dabar kažkokiu būdu reikia šitą metalurgiją išimti, kur fiksatorius. Bet žiūriu, veržlytė norėjau atsisukti. Pagal tai kaip čia stovi tas. Pabandom taip atlenkti į vidų. Tai būtų teoriškai atsipalaiduotas metaliukas. Ir dabar jis turėtų kilti į viršų. O, žiūrėk. Atrodo, kad Lukas kažką supranta. O. Gerai. Žiūrim, ką turime. O, kaip lengvai. Šito reikėjo tikėtis iš tikrųjų. Ir šitas imsis lengvai ar ne? Ai, nori. Viskas čia gerai. Va. Girdit? Tai čia va mūsų ir yra klibėjimas, nes šitas šlicas kliba. Įderas. Ir ką mes... Ai, čia va net matosi rūdelį, o ta rūdelį tokia, nežinau, ar čia rūdelį, ką čia aišku nelabai matysis turbūt. Tai žodžiu, reiškia, kad vyksta judėjimas. Bent jau taip seni dėdės sako. Tai kadangi čia yra ta dangė, tai už tai taip ir yra, suprantate. O šiaip tai dabar pabandom, pradžiai dabar ten pat sugrąžinti. Taip, čia yra ten pat. Ir jisai klaksi. O jeigu per vieną dantį perkelsim, tai čia yra, kadangi nepilni dantys, tai ir čia ant šito tai vienodi, tai teoriškai turėtų persikelti ant tų neišdilusių dar dantų. Ir realiai tai jaučiasi, nes neužsimauna tiesiog. Aišku, galim užmauti per prievartą ir tada, aišku, nejudės, jeigu užsimovi. Esmė, kad mažiau biškį kliba, bet čia nieko čia nepadėtų. Žodžiu, dedam ant sriegių klijų, čia viską suprantate tvarkingai. Ir iš tikrųjų manau, kad mūsų išgelbės šitas dalykas, tai tik dabar reikia nusiriebalinti čia. Ir pistelt klijukų, tik nežinau dar kokių geriau, aišku, yra gal, nežinau, specialus kažkokie. Bet veiks kokius turim. Tik tai, kad jie neaišku, kada sustengs. Tai tas dalykas, jeigu dabar viską čia užpildys, viskas zeba,
pravažiuosiu, pasiklankstings porą kartų, viską išspjaus lauk ir tada jokios naudos. Net nežinau, iš tikrųjų, kaip čia padaryt. Ai, suvarysim ir viskas, kaip bus, tai bus. Šiaip tai viskas kaip ir aišku. Ir neturiu aš čia ką daugiau geresnio, protingesnio įdėtai, tik tai sergiklius, kurie sustengia, turėtų viskas ok būt, bet neaišku, ar spės sustengti. Žodžiu, esmė, kad radom problemą ir tai yra progresas. Gerai, tai reiškia, mes jį ir pasuksim, kad šliucai neišdėlę būtų toje vietoje ir galbūt per tą laiką spės sergikliai sustengti. Jei! Privarėm tai kaip už tėvynę, o pilnas, norėjau sakyti sriegis, bet nesriegis. Čia greičiausiai į viršų viskas sulips. Reikia kelis kart pamaustyti. Buvo šitaip. Statom šitaip. Ir visi laimingi. Bats. Dabar varščiukas čiukas. Tiksliau, koks šito varščiukas vaikėlė. Čia veržlikė. Ir dabar suksim tiek, kiek reikia. Tai guolio veržimas yra biškai brakštat. Beveik viskas. Manau, kad viskas. Taip, sukasi puikiai čia viskas. Ir liko dabar šitą šaibėlį biškį atrestauruot. Ja, reiškia atlankstyti, stengtis taip kaip šitie krašteliai. Tada visi natūraliai krašteliai prasiskės. Ir jisai įsipresuos vėl kaip naujas. Na ir viskas liko įspausti. Gal netgi su ta pačia galvute ir įspausime mes čia. Įspaudimas tai reiškia įkalimas labiau. I'm happy, I did a thing. Dedam ir žiūrim, kažką gaus. Dar kartą pasižiūrim, ar ant surinkto vis dar jis nenori prasisukti. Kai čia, kur čia tavo vaikelį pažiūrėgi, LSD 3000. Gerai, žodžiu, dar vieną modą reikia padaryti, tai šitus pritrumpinti galiukus pačius, nes ten remiasi dabar į diskelius gaunasi. Tai pasak visų dalykų reikia 4 mm nupjauti. Tai žodžiu, čia kur matosi tas konusiukas, tai jį tą konusiuką nupjaut ir tada naują padaryti tokį patį konusiuką, nes kitaip turi prašokti, žodžiu, ten tie dalykai, žydeliai dalykai. Ir va tai viena pamodinta. Tiesiog su bulgarke nupjaujam, padarėm konusiuką biškį ir viskas. Difas sukištas atgal, liko skardelę prisukti. Ir dėl tų klipsų ten, kur aš nustačiau, kad į skylutę, žodžiu, žiūrėtų tarpas, tai būtent taip ir reikėjo padaryti, kad tepalas cirkuliuotų ten tepimas kažkas tokio. Tai žodžiu, niekur klaidų kaip ir nepadarėm, išskyrus, kad priveržėm daugiau negu Newtonai ten buvo parašyti ir tiesiog reikėjo pažiūrėti, bet, jau dabar yra kaip yra. Pasižiūrim, ką mes čia turom. Gal ir nieko suprantate, ir kažkas vyksta. Vis dar pamiršau prisukti. Tuoj prisuksim. Koks jausmas, kai priešingas pasisukom. Žinokit, dabar yra blokavimas toks pat kaip LSD tiesiog mano A30. Gal biškį mano A30 daugiau blokuoja. Taip, be jokių papildomų įvaržų apkrūvų. Tai jeigu taip ir liktų, tai būtų labai neblogai. Bet kaip sakiau, greičiausiai čia nesisilpnės, nes tiesiog prisidirbs diskeliai ir slidesni pasidarys. Bet dabar tai tikrai yra, reikia įdėti biškį jėgos. Žodžiu, esmė tame, kad veikia, taip kaip ir
reklamuota, sakykim. Ir visas klausimas, susilpnės stipriai ar ne. Ir kadangi čia jinai kaip ir progresinė, tai nors ir susilpnės ant apkrovų, jinai kažkiek daugiau blokuos negu kad dabar. Bet vis tiek, bet kokiu atveju turi būti kažkokia bazinė ta įvarža. Jeigu jos bazinės visai nesijaus, tai reiškia ir ant apkrovos ten, kad ir kiek padidins, nieko nereikš. Matysim, prasuksim ratuką, manau, ir grįšim pažiūrėti. Kokią dieną, dvi pasivažinėsiu. Viskai plakuoja. Dar bus labai gera indikacija, ar nesuveikinėja tas diffas, nes jisai labai gerai girdisi, kai suveikinėja žiemą ypač važiuojant. Tai tiesiog ABS pradeda stabdinėti tuos ratus, kurie prasisuka labiau. Ir tiesiog aš girdėsiu, ar prasisukinėja taip kaip, nes visą laiką ten duodi gazo iš vietos, ar kažkaip tai ten tiesiog iš vietos žiemą pajudi. Ir tie ratai kaip biški prasisukinėja, tai pastovi tas ABS gaudo tuos ratus, kad to lygiai elė suktus jie. O dabar, teoriškai turėtų mažiau tas būti arba visai nebūti, jeigu blokuoja sėkmingai. Tai ką, užšviesinau, kad čia matytųsi apačioj. Nežiūrėjau specialiai, dabar tik pakėliau mašiną, pažiūrėti, kaip čia ta blokiruotė. Pravažiavom kokią 80 km gal. Žiūrim, kaip čia atrodo. Dabar laisvo bėgio. Pirmai, kai tik surinkom, kai taip sakiau, už vieno rato. Tai nelabai išėjo jį praslydint. Dabar jaučiasi, kad jau praslysta lengviau. Bet nėra kažkokio gremžimo jausmo. Principe susilpnėjo nuo to, kai surinkom. Bet teoriškai, jeigu prisitrynė, tai turėtų visą laiką taip išlikti. Jungiam bėgį dabar. Žodžiu, susilpnėjo ir aišku, kai jau ją prasukė, tada dar jinai lengviau prasisuka, negu kad ją išjudinti iš nulio. Tarkim, čia reikia pakankamai nemažai jėgos, bet kai pradeda suktis, nėra, kad pasileidžia, bet šiek tiek lengviau. Kas yra, šiaip gal ir logiška, nes vis tiek trintis vyksta, pradeda jau tepalas tada tepti visą paviršių ir atsiranda plyvelį tepimo ir tada slysta gražiau. Šiaip tai čia viskas yra taip, kaip aš ir tikėjausi. Tie diskeliai, kaip sakiau, jie šiurkštokie, prisitrynė, dabar netokie šiurkštus, praslysta labiau. Ir to loko nėra tiek daug, kiek buvo bazinio. Aišku, kažkiek turėtų jo padidėti, kai apkrova gauna mašiną. Bet esmė, kad vis tiek mes matom maždaug bazinę tą loką bazinį ir galim įsivaizduoti ir su tuo progresyvumu. Labai lengva blokiruoti, kur gamyklinė tikrai yra stipresnė. Tai čia, žodžiu, plius minus visiems tas ir buvo aišku. Visa esmė tik tai, kiek laiko gyvens tas dalykas. Ir visa esmė dar suprast, ką reiškia, kad jinai yra silpnesnė negu originalios blokiruotės. Tai reiškia, kad jinai ne visada užblokuos. Jeigu didesnis ratų pasipriešinimas vienas ant asfalto, kitas ant žolės, tai jisai greičiausiai neužblokuos tų ratų, nes yra tiesiog per didelis skirtumas ratuose ir tuo labiau, jeigu prasisuka, greitis padidėja ten to prasisukimo ir tuo labiau nesukabina. Bet jeigu net toks didelis skirtumas tarp gripo, tarkim važiuojam ant asfalto ir užmetam tą mašiną arba ant šlapio, tai nesvarbu. Esmė, kad tokia pati danga abiejose pusėse ratų, tik tai, kad mes tiesiog slystam šonu ir šiek tiek daugiau prispaudžia tą šoną ratą vieną. Tai tada turėtų jau galbūt kabinti ir viskas kaip ir normaliai būtų. Galbūt turėtų užtektų, gal ne visada. Nes esmė, kad jisai kažkiek tai labiau prilaiko tuos ratus abu, bet nedaug. Tai dabar žiūrim, svarbiausia, sakykim, kad išliktų bent jau tiek, kiek yra. Nes kaip dabar, pavyzdžiui, kai aš sakiau, anksčiau, manau, tas EDF lokas girdėdavosi, kaip ABS ten veikia, stabdinėja tos ratus abu galinius, kad jie vienodai maždaug kalė suktųsi. Tai dabar žymiai rečiau tas jaučiasi. Čia žiemą važiuojant, kai slidu yra. Tai dažnai tiesiog labai greitai gali pamatyti. Tai žymiai rečiau tas būna, bet kartais pasitaiko. Jeigu ten pagauna asfalto kažkiek tais tokio jau, kur nelabai ledo yra ir kitas ant ledo, tai aišku, tada suveikia sistema irgi jau padeda dar pristabdo, nes blokiruoti nesugebate užblokuoti. Bet čia kaip ir sakiau ką tik, taip ir viskas vyksta. Kažkiek gerina pravažumą ten žiemą. O ką, dabar
žiūrėsim, kaip ilgainiui viskas bus, kaip keisis. Ir vienas iš tų dalykų svarbiausių, tai tolygumas, kai suki, kad nesijaučiu, kad kažkas tai stringa ten, veliasi ir ten panašiai. Ir kitas dalykas, ta jėga. Tai dabar jau plius minus apsidirbo ir pažiūrėsim tiesiog su dinamometru antikvariniu, kuris tikliai parodys, kiek čia jisai prilaiko tą ratą. Tai čia tiesiog dabar įjungtas pirmas bėgis, nesvarbu kuris, tiesiog svarbu, kad variklis nesisuktų, abu ratai kabo ir mes tiesiog bandom tą tokį padaryti prasukimą diferencialų, blokiruoti jį neleidžia ir kiek jinai neleidžia, mes dabar pažiūrėsim. Ir svarbiausia bus palyginti mums su kitu, mes čia nelabai sakau galim lyginti, nebent aš pasikelčiau savo E30 ir daryčiau tą patį. Bet aš tiesiog dabar tingiu ten kilnotus tais domkratais, gal kažkada tais. Tai aišku svarbu, mes pavyzdžiui čia užsidėsim ar čia užsidėsim. Iš karto skirsis mūsų matomas skaičius, tai reikia sugalvoti dabar, kurį manau, kad renkamės mažą alkūnę, kad būtų kuo mažesnė, tai reiškia nuo centro toliau. Norėčiau, dabar į centrą žiūri, šitaip, ir suksim dabar. Žiūrėjau, kiek čia tų niutonų. Ties 85 pradeda suktis ir kai jau prasisuka, nukrenta, kiek čia nukrenta? Nukrenta iki 70. Sukimusi jau tokiam judesy, kai būna. Aišku, greičiau suktum, turbūt dar mažiau būtų. Toks bazinis mūsų skaičius. Ir pasivažinėję, sužinosim, kaip jisai keičiasi. Beje, dėl klaksėjimo to reduktoriaus viskas ok, išnykęs. Neatsirado kol kas nieko, tie klijai, žodžiu, dirba. Tai tikėkimės taip ir išliks. Aišku, vasarą turbūt daugiau apkrovų gaus visko. Tai matysis irgi su laiku kaip ten kas, bet bėda surasta ir išspręsta bent jau laikinai.